Sveiki! Šiandieną noriu pasidalinti draugų prašymu, kaip lankstyti maikutes. Tarkim, spintoje turite lentynas, o ne stalčius ir laikote maikutes. Aš siūlyčiau nusipirkti kažkokį tai panašiai kaip šitas Ikėjos dėžutė ir ją sulanksčius įdėti maikutes. Aš turiu krūvą maikių, kur bandysiu greitai parodyti, kaip aš lankstau. Jeigu turite paviršių, vienas iš būdų būtų toksai. Paimti prie kaklo, tada tokia nusibrėžiame maždaug vizualiai liniją ir maždaug per pusę pasiemame šitą ranką, suimame toj pačioj linijoje, suimame ir ištraukiame, padedame ir tai va. Tada sulenkiu per pusę ir dedu nugarėlę į viršų į dėžutę. Kitas tokio pačio lankstymo būdas būtų, jeigu tarkim neturite plokščios padėties, tai būtų iš karto suimti prie kaklo ir vertikalioje apačioje tai šitą sulenkiame per pusę, suimame ir iš karto tiesiog padedame ir sulenkiam per pusę ir dedam. Šitas būdas geriausiai veikia trumpom rankovėm. Imame prie kaklo, suimame čia, sukryžiuojame, ištraukiame, padedame ir sudedame. Dabar darome tai greitai. Yra netrumpom rankovėm, o ant šleikučių. Galima taip pat lankstyti, bet galima dar ir jas suvinioti. Sulenkiam per pusę ir tiesiog gražiai mes jas suviniojam. Sulankščius maikutes ir sudėjus į tokį stalčiuką, labai lengva yra įdėti tiesiog į spintą ir kai reikia pasiimti, vieną ištraukti ir kitos stovi labai gražiai, arba tarkim įdėti atgal. Viskas labai tvarkinga, gražu. Sėkmės lankstant!